Ištrauka iš romano Vedama tamsos 33 skyriaus. Antarina linktelėjo į priekį, lyg norėdama atsikelti nuo laiptelio, bet sugrįžo į pradinę padėtį. Lūpos krūptelėjo į nedrąsią šypseną ir ji pasisuko į Izidorių. O galiu tavęs kai ko paprašyti? Prašyk, atsakė Izidorius ir ryžtingai pakėlė smakrą. Galima, aš tavo veidą paliesiu. Vyras sutriko, bet po sekundės paėmė Antarinos ranką į savo siaurą, sausą delną ir uždėjo ant kaktos. Dabar moteris nejautė dar ligoninėje ją persekiojusios baimės, kad liesti veidą reikš susitaikymą likti tamsoje visą likusį laiką. Su šiuo žmogumi nerimas išgaravo. Nors jų pokalbis buvo sunkus, o prisiminimai slegiantis, viduje tapo šilta ir drąsu. Ji nejautė jokio emocinio chaoso ar gėdos. Horizontalios raukšlės, 2, gilios, grinai kaip tėvo Adono. Palietė antakius. Oho, kokie vešlūs. Akiduobės, akys įkritusios. Negarsiai komentavo. Lygi nosis. Ir kuprelė, taip? Ar man taip tik atrodo? Nesiskutęs, bet tada švelnė. Įkritęs skruostai. Tau reikia daugiau valgyti. Pamokančiai suniurnėjo, jausdama minkštą, kaip nuplikinta pomidoro žievelė odą ir užčiuopė, kaip veido raumenis pakelia Izidoriaus šypseną. Lūpos. Nežinau. Nesuprantu. Lūpos kaip lūpos. Oho, plaukai net iki pečių. Aš tave įsivaizduoju kaip vieną man labai artimą žmogų iš gilios praeities. Nesuklysiu sakydama, kad iš kito gyvenimo. Galiu paskelbti verdiktą. Aš buvau teisi. Neįmanoma pamatyti žmogaus pirštais. Tai Holivudo sukurtas mitas. Jeigu kada praregėčiau, gatvėje tikrai tavęs nepažinčiau. Paskelbusi išvadą, Antarina nė neįtarė, kad ir Izidorius stebi jos veidą, kaip patyręs meno kūrinių prekiautojas, apžiūrinėjantis vertingą drobę. O tu man primeni vieną žmogų iš mano gyvenimo. Pasisakė kaip pokalbio pradžioje, kostelėjo ir trumpam nutilo. Jeigu mane matytum praeidama, pasistengtum nepastebėti ir skuostum kuo greičiau tolyn. Baik jau, paprieštaravo Antarina, nors pati suprato, kad jis teisus. Be to jei neužgesęs regėjimas ir ji atsitiktinai atsiradusi šiuose namuose, jie išvis nebūtų susitikę. Tu smarkiai nenusimink, viskas susidėlios. Apie neregius nuo senų laikų legendos kuriamos. Teiresijas, tėvų pranašas, buvo aklas. Dėl Homero neaišku, bet sakoma, kad jis matė ir suvokė pasaulį ne akimis, o sielą. Izidoriau, baik. Aš juk ne graikų mitologijos personažas. Na gerai, atsisukime gamtą. Ne visi pasikliauna regėjimu. Yra vabalėlių, kurie orientuojasi pagal žvaigždynus. Aptikę, kaip čia pasakius, grobį, jie ridena jį nė nežiūrėdami į kelią, kulniuoja atbuli, o jų orientyras paukščių takas. Mat kaip? Antarina jau šypsojosi, vos sulaikydama juoką, nes matė dokumentinį filmą apie šiuos vabalėlius. Koks grobis, kaip vabalėliai vadinami? Na, jų pavadinimas nelabai susijęs su dangaus kūnais. Nagi. Na gerai, mėšlavabaliai. Po sekundės dėl nevykusios paguodos jau kvatojo abu. Nurimusi Antarina dėkingų balsų tarė. Tu pirmas, kurio klausant man išties palengvėjo. Ir kas ten žino, o gal aš apakau tam, kad pažvelgčiau į gyvenimą kitaip? Aš net tuo patikėjau. Ramiai ir taikiai atsidususi moteris tarė. Palauk, maišelį paimsiu. Sudėsiu sūrį ar kas dar liko ir einam. Tu pasėdėk. Aš greičiau susisuksiu, sustabdė ją Izidorius ir pakėlęs kelis sykius perbraukė per savo drabužį, nupurtydamas trupinius. Dar ir gėrimo yra, ne tik sūrio, tarė kildamas laiptais. Į vasaros pabaigą
Drabulinė raudonviršių pridygsta, būtinai pagrybausim. Aš tau pasakysiu, kur pritūpti ir tu rasi. Visko išmoksi. Tu nemanyk, jeigu Dievas regėjimą atėmė, jau viskas prarasta. Jis atima, jis ir duoda. Aš prisimenu, kai kartą su tėčiu valgėm Lūže keptas bulves. Sumaudė širdies plotę, negirdomis nuleidus frazę apie Dievą. Tai juk iškepsim tų bulvių. Iš sėklinių paimsim, dydis kaip tik toks, kokio reikia. Ne vienas jų nenumanė, ar kada galėtų įvykti toks stebuklas, kad ateityje jie kartu rinktų raudonviršius. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.